gyvenom Vilniui vieno kambario bute, kartu su kambarioku, kuris pastoviai pučia. Jis pas mane į pirmą aukštą atsikraustė, kai jį netikėtai iš trečio lauk iškraustė. Pusę metų nemokėjau už buto nuomą, na kur tau sumokės, jeigu kiekvieną vakarą koma. Aš turiu dramos burelį ir padaręs daug hip-hopui, vargalino jis man prie durų, nu gerai, pohui, priėmiau į chatą, daviau jiem čiūžinį, dūmų neberūkysi ir gali net neprūžinti į kapinės, nebeisi, praneša blogus orus, grįši mokyt vaikus ir vėl repuosi kaip žmogus. Jis man kartojo, dėkui tau seni, leidau jam pasikabint ant sienos medalius ir gremi. Supratau, kad kolega be galo žymus, už tai išardau kaip žvaigždė ir leidau daryt atžymus. Prisistatys man Žygimantas Mesijus MC, muzikos pasaulį mane pažįsta visi. Buvau kažkada senai pranašas repo, bet dabar persimečiau ant drum and bass ir dubstepo. Naktimis apie repo dramą klėdi, kaip su draugeliais koncertuoja ir kokie jie kieti. Galvojau atsigaus, paleidau Dr. Andrėjaus bito, mandras tipo, neklausys šūdo šito. Patikrinau Žygimantą porą kartų iš alkūnės, nieko gero ėmė skėmeno atgalūnės. Sukroviau aš jam medalius ir tapkės, 5 minutės ir rap superstar ant gatvės.